Aleksandrai, šiandien atvykome į Opera klausos centrą ir specialistė, ekspertė Jolanta šiandien yra pasiruošusi mums padėti patirti patį pirmąjį kartą. Man šventė ateit čia. Niekada netekę lankytis. Niekada, jo. Tai Jolanta, aš sakau, kad viskas jūsų rankos, žinokit, nes man tai irgi taip pat yra pirmas kartas. Dabar ir tie patys klausos aparatėliai, jie net nebeatrodo taip kaip tie senieji, mes įsivaizduojam didieji klausos aparatai. Šis aparačiukas, jeigu pažiūrėtumėte, jis atrodo prailgintas. Ypatingai labai tinka tiems, kurie nešioja akinius, nes tai iš galo atrodo kaip akinių prailginimo kojelė. Aleksandrai, aš jums iš tikrųjų ir siūlyčiau išbandyti šiuos modeliukus. Labai gerai jie jums priglus ten už ausytės ir tikrai mažiau matysis. Koks jausmas? Viskas normaliai, bet Aplinkos garsų daug? aplinkos garsų. Atsirado aplinkos garsai. Jo, Mūsų minčių negirdėt? Oi, Tomai, tavo girdžiu. Dabar šiek tiek pritildžiau tą bendrą garsą, tai paskaičiuokit pavyzdžiui iki kokių 6 ir pastebėkit savo balsą, ar keičiasi. Dabar kaip ir gerai, dabar nieks manęs nenervuoja, neerzina. Ir vėliau net ir nešiojant klausos aparatėlius kartais atsiranda tų įvairių, oi, ten man tas per garsiai. Ir čia aš tikrai skatinu nebijoti ateiti, kreiptis, nes viską galim pareguliuoti, o tam tikrus dalykus net nuotoliniu būdu. O ir apskritai, kadangi daug kas planuojame gyventi amžinai, ateis laikas, kai be šitų aparatų nei vienas neišsiversim. O ne? Gali būti Tai taip. teko skaityti man tokią citatą, kad... O šiaip į telefoną yra koks apsas, kad galėčiau tą patį daryti iš telefono. Taip, galima atsiliepti telefoniniais pokalbiais, bendrauti. Kaip? Ta prasme, yra modeliai įkraunami, kur mums skambina kas nors, skamba ir klausos aparate ir mes tiesiog tokį padarom judesiuką, klausos aparatas pajaučia, ten yra integruoti specialūs sensoriai ir atsiliepia ir galim kalbėti. Tai veikia kaip laisvųjų rankų įranga. Ir kas įdomiausia, kad jūs galite, būnant dideliam triukšmui, pavyzdžiui, artėja šventės, kūčių stalas, daug žmonių, aparatas, jis atsirenka ar ne, kiekvieną atskirai ir leidžia išgirsti, tu negirdi šurmulio, jis kažką absorbuoja, kažką išryškina. Taip, dabar šiuolaikinės technologijos klausos aparatėlių yra taip, kad mikrofonai, kurie gaudo garsus, jie prisitaiko prie aplinkos garsų ir mikroprocesoriai esantis tenai, jie jau reguliuoja tą garsą, šiek tiek pritildo pašalinius triukšmus, foninius, jeigu jie erzina. Netgi yra taip sakoma, kad žmogus su klausos aparatu gali netgi geriau girdėti triukšme negu gerai girdintis be klausos sutrikimo. Aleksandrai, galite pasižiūrėti galbūt ir į veidrodį ir pasižiūrėkit, ar matosi, kaip jūs pats jaučiate spalvą, dar ir aišku mes galėsim parinkti. Juostos tai visiškai nesimato. Labai gerai, puikiai atrodo. Sakau, netgi jeigu kokius ar net akinius pritaikius... Netgi norėtųsi, kad daugiau matytųsi, aš atrodau protingesnį. Mes išrinksim kokius ryškius. Mačiau, kepuraitės mėgstat ryškias, aprangos stilius toksai irgi rokavas. Ypatingai, kada su užsakovu kalbėsi apie honorarą, supranti, jis, kodėl tai brangiai. Jūs pažiūrėkit, kas pas mane. Apie ką mes kalbam. Aleksandrai, ar džiaugiatės tuo, kad šiandieną ryžotės į avantiūrą, susitikti pirmų kartų laidoje ir taip pagerinti gyvenimo kokybę? Taip, labai džiaugiuosi, nieko nesimato, bet viską labai puikiai girdėjau, tai pagerina gyvenimo kokybę. Labai gerai, aš tai patenkintas labai. Ir už tai aš dėkoju, Jolanta, jums. Tai jūsų dėka čia šiandieną mes taip pozityviai žygiuojame į artėjančią šventes. Tai ir jums, ir mums, ir mūsų laidos žiūrovams gražių artėjančių švenčių. Ir ne tik jas matykim, bet ir girdėkim. Taip, ir iš tikrųjų labai linkiu ir visiems, kad nebijotų ir ateitų pabandyti taip, kaip ir jūs tą padarėte, nes tai iš tikrųjų nėra kažkas tokio labai baisaus, o pabandyti visada verta, kad galėtumėte pakeisti savo gyvenimus.